Labą dieną, aš esu Elinga Žemaitienė, atstovauju Luminor banką, esu ryšių su nekilnojamo turto partneriais vadovė. Šiandieną pakalbėsime tema apie paskolos įmokų atidėjimus. Jei klientas jaučia, kad jam kyla sunkumų grąžinti paskolą, reikėtų nelaukti ir iš karto kreiptis į banką, kol dar neteko praleisti nė vienos mėnesio įmokos. Kiekvieno kliento situaciją mes vertiname individualiai ir atsižvelgiame, ar finansiniai sunkumai susiję tik su pajamų pokyčiu ir tenka daugiau nei 40% visų gaunamų pajamų skirti finansiniams įsipareigojimams dengti, ar yra ir kitokių priežasčių. Priklausomai nuo kliento situacijos galime taikyti keletą scenarijų. Paskolos įmokų atidėjimas iki 3 mėnesių ir daugiau arba paskolos restruktūrizavimas. Luminor banko praktikoje privatiems klientams galimas ir ilgesnio iki 6 mėnesių atidėjimas, tačiau tam turime įsigilinti mes į individualią kliento situaciją ir suprasti priežastis, kodėl sumažėjo kliento pajamos ir kaip finansiniai įsipareigojimai pradėjo viršyti 40% visų pajamų. Ir kitas variantas yra restruktūrizavimas, kaip minėjau, tai būtų grąžinimo termino ilginimas, taip mažinant įmokos dydį, tačiau nestabdant paties kredito grąžinimą. Būsto paskola svarbus ir ilgalaikis finansinis įsipareigojimas, todėl vėlavimai mokėti mėnesinės paskolos įmokas turi didelę reikšmę kliento kredito istorijai ir turi tiesioginę įtaką kredito sąlygoms, tad tam tikrais atvejais gali apriboti galimybę gauti kreditą ateityje. Todėl laikino įmokų atidėjimo pagrindinis tikslas ir yra užtikrinti ilgalaikį finansinį kliento stabilumą ir išlaikyti gerą skolinimosi istoriją. Būsto paskolos įmokų atidėjimas, vadinamosios kredito atostogos, gali būti taikomos tuomet, kai klientas ar jo bendraskolis netenka darbo, netenka daugiau kaip trečdalio pajamų, nutrūkus santuokai, dėl sutuoktinio mirties, kai asmuo pripažįstamas nedarbingu arba iš dalies darbingu, esant kariniai prievoliai, ar nutikus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, sukeliančioms finansinius sunkumus. Per šias kredito atostogas klientui reikės mokėti tik paskolos palūkanas, nebent bus susitarta kitaip. Mėnesinė būsto paskolos grąžinimo įmoka sudaro 2 dalys – grąžintina paskolos suma ir priskaičiuotos palūkanos. Paskolos sumos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu klientas moka tik palūkanas, o paskolos grafikas būna perskaičiuojamas proporcingai padidinant likusias įmokas ir nekeičiant galutinio paskolos grąžinimo termino. Tai reiškia, kad tuos 3 ar 6 mėnesius nemokėtos paskolos įmokos išskaidomos ir pridedamos prie kitų mėnesinių įmokų ateityje. Paskolos sumos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu klientas moka tik palūkanas. Kokio tai dydžio suma priklauso nuo paskolos likučio, pasirinkto mokėjimo metodo, linijinis ar anuitetas, palūkanų normos bei aišku termino. Apibendrinant, tai visais atvejais susidūrus su finansiniais sunkumais mes rekomenduojame kreiptis į banko specialistus, kurie padės surasti geriausią sprendimą ir taip klientas užsitikrins gerą skolinimosi istoriją. Dar paminėsiu, kad už paskolos įmokų atidėjimą papildomas mokestis nėra taikomas.